Trakų rajone Margio viešbutyje surengta iškilminga apdovanojimų ceremonija vainikuotas 2011 m. Lietuvos kartingo sezonas. Čempionato metu įvyko 6 etapai, kurių geografija siekia ne tik įvairias Lietuvos, bet ir užsienio trasas. Viso čempionato metu 9 skirtingų klasių sportininkai varžėsi asmeninėje įskaitoje, taip pat atstovavo ir savo komandoms. Susumavus visų etapų rezultatus paaiškėjo nugalėtojai ir prizininkai. Gausiausioje mikroklasėje čempionu tapo visą sezoną užtikrintai ir stabiliai važiavęs Martynas Gurtajus. Jis nuo artimiausio persekiotojo turnyrinėje lentelėje atsiplėšė net 45 taškais. Antroji vieta atiteko Danilui Klimenokui. Bronzinį apdovanojimą nuskynė ne vieną vaikiną aplenkusi ir šiemet ypatingą pažangą padariusi mergina Agnietė Gumauskaitė. Raket klasėje šį sezoną varžėsi 16 dalyvių. Čia greičiausias buvo Lukas Stanevičius, aplenkęs jam ant kulnų lipusius Andrejų Apočkiną ir Igną Dagilį. Šie sportininkai užėmė atitinkamai 2 ir 3 vietas. Bene labiausiai šių metų čempionate atmosfera kaito Rock Junior klasėje. Čia lyderis nebuvo aiškus iki pat paskutinio etapo. Visgi aplinkybė susiklostė taip, kad nugalėtojų tapęs Vitalijus Vickis vos 1 tašku įveikė antrosios vietos prizininką Kasparą Tiškovą. Kiek toliau nuo lyderių turnyrinėje lentelėje atsilikęs, tačiau taip pat apdovanojimą pelnęs Vadimas Šapovalas liko 3. Rock klasėje vienvaldžių sezono lyderių jau pirmose etapuose tapo Ignas Gelžinis, tad jam paskutinės varžybos tebuvo formalumas. Ignas be didesnės konkurencijos užsitikrino čempiono titulą. Tiesa, priešingai nei Rock Junior, Rock klasėje kova virė dėl sidabro. Čia taip pat vos 1 tašku į priekį išsiveržė Narvydas Narušis, privertęs Karolį Mažeikį tenkintis bronzinio apdovanojimu. Rotax Max Junior klasėje sukauptų taškų intervalai tarp favoritų buvo kiek didesni. Čia iškovojęs 87 taškus nugalėtojų tapo Karolis Jovaiša. 80 taškų surinkęs Fredas Aliksaras liko 2, 3 vieta atiteko Dmitrijui Kitajevui. Rotax Max klasėje pergalę ir teisę užlipti ant aukščiausio nugalėtojų pakilos laiptelio šiame sezone iškovojo Avo Talvar. Už savęs turnyro lentelėje palikęs 2 vietą pelniusi Martiną Tatą ir 3 vietos prizininką Dmitrijų Ramaševskį. Rotax Max DD2 klasėje abejonių dėl galimos sezono baigties nekilo niekam. Dar prieš čempionatą favoritų laikytas Lietuvos vardą visame pasaulyje garsinantis Simas Juodviršis tiesioginė to žodžio prasme kiekviename etape varė į neviltį savo oponentus. Surinkęs 237 taškus, Simas Juodviršis net 164 taškais atitrūko nuo antroje vietoje likusio Martinšo Lapinšo. Konstantinas Calko liko 3, nuo lyderio atsilikęs 190 taškų. Rotax Max DD2 Masters klasė taip pat turėjo aišku lyderį. Pirmosios pozicijos lentelėje niekam neužleido Saulius Pocevičius. Jam įkandin sekęs Vitalijus Gudzenko liko 2. Mantas Idikerskis taip pat prasibrovė į prizininkų trejetą ir iškovojo bronzą. KZ2+ klasė taip pat pasižymėjo dalyvių gausa. Varžytis šioje kategorijoje prieš sezoną norą pareiškė 16 sportininkų. Pasibaigus varžybų batalijoms pirmąją vietą čia iškovojo Simas Stankevičius. Jam už nugaros likę Ignas Misevičius ir Vytautas Urdokas pasidalino 2 ir 3 vietas. Lietuvos kartingo čempionato komandinėje įskaitoje surinkusi 635 taškus pirmąją vietą iškovojo MS Kart komanda. IJ Racing ekipa su 521 tašku liko 2. 3 pozicija atiteko RKV Racing klubui. Sezono uždarimo vakare taip pat apdovanoti ir Lietuvos kartingo federacijos taurės klasių nugalėtojai ir prizininkai. BMW Formulė Mini klasėje gerokai nuo varžovo atsiplėšęs nugalėtojų tapo Rokas Baciuška. 2 vietą tenkinosi Justas Jonušis. 3 vietos apdovanojimas atiteko Gustui Grinbergui. Laisvojoje 125 kubinių centimetrų klasėje triumfavo Justas Pangonis. 2 vietos nugalėtojų pakilos laiptelį užėmė Martynas Udras. 3 Šarūnas Metonis. M125 klasėje šį sezoną vyko išties nirtinga kova. Net ir pasibaigus visiems etapams nebuvo aišku, kuriam iš 2 sportininkų atiteks pirmoji vieta. Lukas Neicelis ir Leandras Tulpinas surinko vienodą taškų skaičių po 114, tačiau įvertinę kitus kriterijus teisėjai pergalę skyrė Lukui. Leandrui atiteko 2 vietos apdovanojimas. Už klasės favoritus kiek mažiau taškų surinkęs, tačiau stabilų tempą demonstravęs Rytis Gumauskas įsitvirtino 3 pozicijoje. Lenktyniaujant Lietuvos kartingo federacijos taurės varžybose taip pat kaip ir čempionate buvo skaičiuojama, kiek taškų sportininkai pelnė savo komandoms. Čia 9 taškais aplenkusi kitus varžovus nugalėjo SK Ežerietis komanda. Su 274 taškais antroje vietoje liko Art Kart ekipa. 162 taškus surinko ir bronzinio apdovanojimo nusipelnė KFK Racing Team komanda.
Sezono uždarimo vakare Lietuvos kartingo federacijos atstovai vien sportininkų apdovanojimais neapsiribojo. Buvo įteiktos padėkos labiausiai prie 2011 metų sezono prisidėjusiems žmonėms ir organizacijoms. Taip pat pasveikinti ir šią sporto šaką populiarinę miestų bei rajonų merai. Pasibaigus Lietuvos kartingo čempionato ir federacijos taurės varžyboms, kartingo sezonas nesustoja. Dalyviams pristatyta jau netrukus prasidėsianti žiemos taurė. Pirmasis iš 5 jos etapų numatytas jau gruodžio 18 dieną, o žiemos batalijos tęsis iki vasario 19-osios. Sezono uždarimo renginio metu apžvelgtas ir būsimasis 2012 metų Lietuvos kartingo čempionatas. Federacijos paskelbtame preliminariame kalendorijoje numatyti 6 etapai. Planuojama, kad 2 iš jų metu sportininkai varžysis kaimyninėje Latvijoje.